Labas rytas. Dabar apie 50. 9 laipsniai šilumos, lietaus kaip ir nežada. Žada tokį saulę su debesim. Vėjas biškį yra, bet nieko baisaus. Tai dabar esam miestelį pavadinimu Ambjurby. Ir važiuosim dabar į Charlottenburg. Tai va, Charlottenberge stosim. Ir ten gal jau net pasidarysim skalbimą, jeigu išeis rūbų, nes jau irgi nesiskalbiau beveik savaitę. Tai gerai būtų prasiskalbt rūbus. Vaizdai toliau gražus, liko šiandien 26 dieną minu, jau biškį numyniau. Tai 26 galas liko, 27, 28, 29, 30. Tai iš esmės grubiai apie 5 dienas liko Švedijos. Ir tada jau turėčiau pasiekti Gotenburgą ir iš ten imti keltą ir keltis į Daniją. Tai irgi labai laukiau, nes, kaip sakiau, tikiuosi orai pagerės biškį ir šiaip, jau kita šalis, vėl tokia naujas milestone'as, ypač po Švedijos, kur Švedija viena turbūt apie 32-5% visos kelionės užima, tai va toks pokytis smagus. Tai va, o šiandien ryte biškį dviratį apsivaliau, grandinę normaliai nusivaliau, permetėje taip toliau, nes jau buvo labai apsivėlęs. Nors šiaip vaksą naudoju, bet paskutiniam dienom jau tingėjau labai tą vaksą naudoti, nes lyja taip toliau, kažkaip grįžti jau tingi tą vaksą tept per naktį, palikinėti, tai tiesiog nusipirkau tokio purškalo dviračiam ir viskas, degaliniai apsipurški ir tiek tam kartui. Paskui ryte vėl nusiplauni, nusivalai ir viskas. Tai va, žodžiu, tokie reikalai. Pavalgiau viską. Vandens turiu. Šiaip naują dabar dalyką išbandinėju. Tai iš esmės vakar pabandžiau be kuprinės važiuoti, nes pastebėjau, kad šiaip dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai vandens viso neišgeriu. Išgeriu tik kupriniai ir tada šitie 3 buteliukai praktiškai pilni būna. Ir kažkaip pagalvojau, kad kam tą svorį tada vežt, jeigu kas, nes visada dabar jau tų miškų, kad ir daug, bet vis tiek pravažiuoju bent kartą dienoj kažkokią tai degalinę ar parduotuvėlę mažą, ar ten vandens kažkokį fontaną. Tai visur yra kur gert, dasipildyt galima. Tai neapsimoka tos kuprinės irgi pildyti, tada tiesiog palieku buteliukus ir viskas. O dar jeigu diena kaip vakar, kur debesuota tokia su palijimais, tai tik vieną buteliuką ir tai išgėriau. Biškį galvau pasibandysiu, vakar visai patiko, nes nugara tada išlieka sausa, taip neprakaituoja ir panašiai, tai čia kaip ir common sense, bet vis tiek. Jo, gerai, peace, varom. Švedijoje kaivės tiesiog miškuose ganasi. Mane karvė šantažuoja. Va. Žiūrėk. Nori duonos. Svargiai. Laiminga. Viskas neturiu. Telefonas. Visa chebra susirinko.
Neturiu nieko, viskas. Apie 7-8 kg jau nuvažiuota. Tai privažiavau parduotuvę. Galvoju, biškį nusipirksiu vakarui maisto ir vandens. Ir užkąsiu to pačiu. Tai parodysiu, kokie mano gurmė patiekalai šiandienos. Tai žiauriai random. Vėl turiu bulvių salotų. Mano MVP mėgstamiausias patiekalas. Tada turiu silkės tiesiog. Nėra pati skaniausia, bet nėra blogiausia. Tada turiu šito imbierinio alaus, aišku, nealkoholinis. Tiesiog kaip gėrimas, ką čia dar nusipirkau, tai duonelės, vandens, kriaušė, kavos, batonėlių, musli 4, duonos ir kelias bulkutes ir bananas. Viskas. Tai už visą šitą maišą sumokėjau apie 30 eurų, 3 berods euras viso. Gal šiek tiek mažiau, gal 3-2. Tai va, tai užkąsiu toks, nežinau, kaip jaučiuosi kaip biškį, kaip neščia moteris, kur tokių visiškai keistų dalykų užsimanai, kur salotų ir bulvių ir bulkos ir saldaus gėrimo. Tai va, žodžiu. Pailsėsiu biškį ir tada dar bandysiu kokį 20-30 km gal nuvažiuoti. Pasižiūrėsiu, kur kempingas yra normalesnis. Jau beveik atvažiavau į stovyklavietės vietą, nakvynės vietą. Ir važiuodamas pamačiau, kad čia yra Dalsdan kanalas kažkoks. Tai einam pasižiūrėsim, kas čia yra. Apačioj. Septynios valandos. Atvykau į miestelį pavadinimu Haverud. Toks biškį primena Birštoną, nes panašu, kad yra lankytinų vietų. Tai aš biškį tokiau pasitraukiau. Palapinę jau pasistačiau. Irgi netoli kelio. Tai ten kelias, palapinė stovi. Čia pieva nupjauta šviežiai, miškas. Nu, žodžiu, kaip ir gerai. Gera lygi vieta. Ir viskas, ką eisiu, nusipirkau užkąsti. Šiandien labai kažko mandrai nedarysiu. Tiesiog užkąsiu duonos. Turiu riešutų, sviestą, panašiai džemą, ką reikia pabaigti iki kelto į Daniją. Ir nusipirkau dar porą vaisių, kriaušę, bananą. Tai vakarą užgraušiu. Ir viskas. Hello. Pažiūrėkim, kas vyksta lauke. Panašu, kad oh my god. Saulutė šviečia, dangus. Mėlynas. Wow. Nėra geresnio jausmo, kaip graži diena. Iškart nuotaikėlė. Važiuojam. Tarp kitko šitas dangtelis, wow, jis labai pagreitina visą virimo procesą. Tai va, verdosi kavą.
Ir šiandien pusryčiam bus bananas, riešutų sviestas, uogienė, kriaušė. Ne dėl to, kad aš labai norėčiau tų vaisių, bet šiaip vakar nusipirkau, galvojau, kad suvalgysiu važiuodamas, bet kažkaip nesuvalgiau. Nu ir papildomas svoris, jie nemažai sveria, tai suvalgysiu. Snacks nusipirkau vakar, tai turiu, tai nereikia. Tai va, tai užkasiu šitų ir paskui turėtų bent jau 2-3 valandom užtekti. Nėra pati skaniausia kava, bet iš bėdos gerai. Kur mūsų puodelis. Jis taip labai šauniai, tai jau pademonstruosiu. Šauniai išsilanksto. Nu va, susitepiau savo riešutų sviesto duonelės ir uogienės su bananais sumuštinius. Kava skani visai gavosi. Nu ką, ragausim su vaizdu. Tai skanaus man. Nu ką, 20 km nuvažiuota. Nėra daug, labai nėra kur išskubėti, oras geras, net bandau mėgautis, bet važiuodamas užmačiau šitą vietelę. Grilis normalus padarytas, jau čia net prabangiai gana, sakyčiau. Čia pasisuka taip, čia ir žnyplės. Žiauriai, kol karaliaus lordo kėdė. Malkų šiek tiek yra. Greensbins Jachto Fiske Club. Nu čia kažkokiam turbūt klubui priklauso, ar gal tas klubas čia prižiūri. Tai einam, pažiūrėsim, kas čia per nameliukas ant vištos kojos. Toks, sakyčiau, biški įdomesnis. Šiaip dažniausiai užrakinti būna. Čia toks biški papuojas jau, bet nu, panašu, kad neužrakintas. O koks čia maišai kažkokie, langeliai. Grindys yra. Net 2 aukštas yra. Čia turbūt tos lentos laiptų nėra saugiausios. Čia užlūžę. Stogas irgi biški prabezdėtas. Bent jau šitoj pusėj. Čia galėjau puikiausiai išsimiegoti. Nu, ką padarysi, kitą kartą žinosim. Būčiau ryte atskėlęs tokiu vaizdu. Nu, tikrai labai gražu. Esam jau apie 130 km nuo Gothenburg miesto, iš kurio kelsimės į Daniją keltu. Tai oras geresnis, kaip matot, jau išsirengęs. Neduok dieve. Jau šilta, nežinau kiek laipsnių dar nežiūrėjau, bet turbūt net virš 20. Aišku, vėjas irgi gana nemažas, bet šiaip labai smagu. Nuotaikėlė gera, važiuojam, skodžiam, vaizdai irgi keičiasi.
miškų mažėja, didėja lygumų, visokios pievos ir panašiai. Tai laukai laukymės, biški ir plento yra, tai labai smagu mint. Nu, čia gerai užgribavau. Ne tai, kad taką pamečiau, bet šitas segmentas, tai wow, kaip yra ką veikti. Toks miško takas, bet su rimtom kliūtim. Čia gal MTB dviračiam labiau negu mano gravelimbui. Net padangas bijau biškį prakirst. Čia per šitas visas šaknis važiuojant. Ir vien įkalne. Nu, bet nieko liktais. Dar koks 4 kilus nuvažiavau, tai dar kokie 3 daliko. Tai kažkaip. Nudardėsim. Gerai. Gaudžiam. O, lapė bėga. Eina, savo koks kelias smagus. Eina, šykt. Žiauriai geras. Važiuojam. Atvažiavom į savo nakvynės vietą. Ne tą, kurią planavau. Nes ta pirmoji vieta buvo užimta. O, taip išseksiu. Tai atvariau, įsitempiau tą dviratį, girdžiu kažką šneka. Pasižiūriu, kad ten jau chebros nemažai. Irgi haikeriai kažkokie atvarė. 4 palapinės. Nu tai jau nelendau aš ten. Tai va, ir biškį pavažiavau. Tas pats ežeras, tai kitoj kranto pusėj radau irgi tokį įvažiavimą, keliuką. Nu ir žiūriu, kad yra visai nebloga vieta, sakyčiau, net geresnė negu pirmoji. Taip. Tai va, leiskit parodyti man savo paskutinę Švedijoj nakvynės vietą. Taratata. Štai ežeras. Čia turim vietos palapiniai. Čia nežinau, turbūt gal malkomšys panaudot. Laužavietė. Grotelės. Čia labai gražus nulipimas, krantui vandenį prispilt ar išsimaudyt gal net. Taip, dvirka. Na ir va, ten toliau krante, nežinau, ar matosi, turbūt, kad ne. Bet visiškai priešais yra ta pastogė. Nu va, super. Wow. Kaip sako, kas ieško, tas randa. Nublemba, šiandien 103 kilometrų sukapojau su viršum. Tai rytoj liks tik, nežinau, ten pem kažkeli. Tai manau, kad grubiai per 2-3 valandas ir suvažinėsiu. Tai va tiek, ką reikia eit po biškį. Ruoštis, statyti palapinę, laužavietę gal įsikurt, romantiškai paskutinį vakarą praleist. Turiu makaronų, nors šiaip pavalgiau degaliniai, tai nėra, kad labai ir norėčiau. Žodžiu, tokie reikalai, ką. Gerai, einam ruoštis.